rektor Luis Eklezija, šitos bažnyčios rektorius, kadangi dėl ko noriu paaiškinti, parapija, kai parapija įsteigta yra labai neseniai, šio amžiaus pradžioje, tik tai parapija, prieš tai buvo filija jį, Geranavimo parapijos arba duktė. Ir to jis vadinasi rektorius, neklebonas, bet rektorius. Pakrikšti, baptizavit infantem, pakrikštijo kūdikį, nominę, vardu Agatam, Agota, legitimorum conjugum, teisėtų sutuoktinių. Martyno Buinausko, Martyno Buinausko, materis ir motinos Katarinė, Kotrynos, pirmas įrašas, matome 230 metų ir jau yra įrašas, žmogus gimė ir kunigas, kuris rašė, ir tėveliai, kur tada atėjo, ir tie krikšto tėvai nepagalvoja, kažtai tiek priejusi. Beveik 300 metų kažkas sėdės tai čia ir skaitys. Ir tikrai labai ir gražu, ir net ir graudu. Koks ryšys su praeitimi. Sūnus Šalčininkose, o dukra Vilniuj. Sūnus tai savo žmoną iš Baltarusijos. Ir tokia, kaip pasakyti, Zakajanaja. Pragyveno, jau tiek vaikus paaugino ir vis tik tai lietuviškai nešneka ir gana. Suprast gal suprantam. Nieko jie užšnekėtų. Ne, vis tik baltarusiškai ir viską. Ar paprosto? Ne. Tai baltarusiškai taip mes vadinam paprostu. Paprosto. Taip. Tai paprosto. Tai ir šiandien paprosto. O sprašau, jūs mokat paprosto? A? Mokat paprosto? Tai čia šnekėjimas buvo, lietuviškai ir paprosto. Pakalbėkit paprosto. Pavyzdžiui, aš nuginiau karves ten į ganyklą, nuėjau palaidyti. Paprosto pasakykit. Paprosto. Dzieciaka устала раненько. Подоила коровы. Выгнала на пашу коровы. Тогда, пришедший к коров, течь полила. Бульбы наскрабала, бульбы наторковала, течь полила. Блинов натекла, до блинов скварку натекла. Все поснедали и пошли на работу кто себе. Каждый має свою работу, и каждый свою работу знає. Tai buvo šnekėjimas. Pavyzdžiui, jeigu kur nors autobus važiuosit, sutiksit, kuri lietuviškai nekalba, kokį, sakysim, moterį ar pažįstamą, ar taip, jūs šitaip kalbėsit ir jie puikiai supras ir jūs puikiai galėsite kalbėti. Čia ir pravasiškai šitie moka. Taip jie kalba, taip. Taip ir kalba. Ir visur, ir dieveniškės turbūt. Taip, paprostu. Kad ir į Baltarusių, gal, pavyzdžiui, Geranainis, irgi visur aplinko, irgi taip gal šneka. Tai vadinosi paprostu, dabar tai baltarusiškai šneka, tai po kaip televizoriai, tai kaip radijai paklauso. O kada tai čia kiti žmonės tarpai salį, paprostu ir lietuviškai. Bet jūs gerai mokat paprostu. O jūs čia gimus esat, taip? Taip, Šaltinis gimiau, Šaltinis augau. O tėvelį irgi iš čia? Čia. Ir dėdai čia. Ar neatsimena dieveniškių miestelį prieš karinį, sakysim, kaip kalbėjo jie? Visai po.
iki 39 metų, 39 metais karė prasidėjo. Taip. Tai dar buvo pilna žydų. Pilnas miestelis. O žydai kokią kalbą kalbėjo? Visai pamokė. Lietuvišką kalbą nemokėjo? Mokėjo. O tai va iš Šaltinių kaimo, kad kas nereina gyvenškit, tai pažįstami visi žydai ir lietuviškai. O kas ne iš Vilniaus? Iš kokių? Klaipėda? Žemaitė, taip. A iš kur tėvelė jūs? Medzin. Nuskrido Medzin. Į mišką nubėgo. Aha, Medzin nuskrido karvė. O kas jis? Paskavoju, sakom, attrūko, nuskrido nuo kvirvės ir paskavoju. Nepasitikė, paskavoju. Taip, šnekėjom iš mažens taip, lietuviškai, ale va tokia šneka buvo. Su tėveliais, kaip augom mes. Labą dieną. Tai mes taip ir tokia šneka buvo. Nu ir, o su, kad būtų Felkė dabar, paprastų kalbą su Felkė, taip. Nu, taip, paprastai. Su ponu Feliksą, aš taip galėčiau, kad Felkė. Nu, Feliksą. Nu, mes su jų tai dar namuose kaip dviesi, jau vaikai, kaip atvažiuoja, nukai. Ir tada lietuviškai užšnekam. Малку скалите, ка нор, скачет давар. Дрова рубайте. Иди дрова рубать. А я не хочу. Иди, бо треба, бо дождь будет, и там что, а едь в лес, привези дрова. Ну во, ты пришняком, но. А что здесь есть варить будем? Напечи блинов. Ну ты блинов напекла. Але здесь некие несмачные блины. Ну то чему, кажу, они несмачные. Тут что-то еще муки зашмат. Вот. А тлощу мало, не? Тлощу. Ну, я не смажу, так тлощу мало, не? Ну, moka. Aš ne. Ne, jinai ne. Mokėjau, bet pamiršau mažytę, kol čia laksčiau mokėjau. Na, o mes išmažiavome. Klebonė, kaip gydytojo pakviesti reikia. Bet dabar to užvažiuosim ir paprašysim, gerai? Aha, kad jis Gal atvažiuotų. mes ir atvežtumėm? Kad jis atvažiuotų, pažiūrėtų. Reikia ligoninėn. Jau aš nesikelsiu, nejau. Atsiprašau, jūs esat gimę šitame kaime? Ne. Paškonė, žinote? Puškonis, nu kaip Nu, nežinau. to ten gratai siaurimai. Siaurimos, nu žinau. Aha. Aha. A, ten ir išaugau. Aha. Bet vis tiek, čia prie Puškonių, čia ta pačia ir tos pačios. Jau susijungė. Taip. O atsiprašau, čia jūsų nėra toj nuotraukoje kur nors čia? Kokia? Už kur sakot nuotrauką atminim, nėra jūsų čia, jūs esate? Esu. Esate. Aš dabar nematau. Tai čia labai tas vaizdas labai svarbu. O Esu aš tenai, ten laidotuvės. Aš menui. va čia kaip, kiek sušaudė tada, o kas juos sušaudė? Vienis rinktinis. Krajova. Krajova. Ar nebūsiu va šitas aš va. Mano va. Vermakto kepurė. Taip. Vermakto kepurė buvo. Tai tokį turėjot, jeigu įsidėjot. A? Kokį turėjot, tokį ir įsidėjot. Nu, forma buvo tokia. Jau lietuviškos formos nebuvo, jau neturėjom. Plechavičius sakė, kaip reikės Lietuvoj, tai visas jaunimas bus už Lietuvą. O dabar neduosiu, 29 divizijos neduosiu šitam Hitlerui. Ir nedavė tai. Plechavičių nuėmė, arestavo ir visus iš Alšėnosių. Ten Plechavičių buvo, batalionas buvo, ašmenai buvo, visus nuginklavo gestapas ir Vokietijon. O tai buvo. Aš pabėgau. Tikrai pabėgau. Tai aš savo šitų Wehrmacht raus. Daug apie 20 mes pasislėpėm. Nu ir aš parėjau namo.
Jau žinau, čia Baltieji, Krajova. Jau vietos nėra. Jau paims. Jau ne vienas lietuvis sušaudytas. Čia kaimas Kaziuliai. Klebonas žino gerai. Čia bažnyčių patarė savo. Čia gyveniškis štabas buvo. Krajovai. O dabar jau taip padarys. Tai dabar klausykit, jeigu galima buvo... Это негорана земля, понимаете? И teraz miškas auga. Найми, у нас есть поля, он выгон. Наймите человека, за сотку дай 10 литров, своим трактором человек жадно не пойдет. Потому что там одни камни. Колхозы были, 50 годов свозили. Малярацию сделали, закатили, все лежит, эти камни лежат. Ir dabar kaip tik jums Плохо не pakliuvo tas. усось. Tai paklaus. O jūsų žemė tada kur? Dabar jau paimsit ir dabar jau tvarkysit. Nu tai paimsit. Sveiki. Sveiki, gyvi. Nusmatavo, ten nedamatavo 2 pusių, dar sakė, paskaičiuosi kiek, ar tikrai ar ne, nežinia. Ir čia dar yra davė tokio fartą, dirvono davė, tai jį tu, nežinau, čia nematavau, kiek čia yra. Sakė, kad aktaras 60 sarų. O tenai nedavė man, tik davė. Nu, kas matuotojas, kas tenai, o tenai, jie arus paėmė, tai sakau, buvo sutarimas toks, sėdimas duoti, tik sėdimas duoti. O šitų, o arus kas kur, bet kur tu jau duoti. O jie įsispyrė, kad neduosime šitų arų, o mes čia dirbom, išdirbom tų laukų. Tai, kaip sakau, tai kaip man dabar neįdirbtas visas liko. Tai kas bus? Tu neįs galva veda, juokėsi ir juokėsi. Matote, nu čia Lietuvoje irgi tvarkos dabar dar nėra tokios, kad tai būtų. Tai va, tai eik, dar vieną judėsti, va. Ai, dar, tai toj. Tai toj. Akeliesas varė laukė. Taip. Na, išpūlama ir viskas. Ar čia dieną? Labą dieną. Per amžių seną. Tai palaukite. Tai vėl palauk, minutę. Čia dar kur turės. Papasakaj, buvo ten. Čia ko čia jūs vadina kunigas sąjūdistė? Todėl, kad darbo neturiu po šiai dienai. Už tai? Taip. O kodėl? Su klebonu važinėjau į sąjūdžio susirinkimus į Šalčininkus. Nu ir? Tai kad pakentėjau, po šiai dienai neturiu darbo. Daugiau neturiu. Tai pagalvoju, tik už šitai jų. Tai šitos liodės, čia šitos visos, ką pasvėrė, tai pasvėrė. Ir numetė ir va vaksta. Be jokio darbo šitas liodės. Nori bet kur galai duoti darbo, tai niekur nedari. Niekur niekas nedari. Ir tai va, be darbo būna ir iš ko pragyventi. Mama tiek gauna pensijas, tai iš tos pensijos. Na, tai neskausmingas. Štai uždariau vartus bažnyčios, visi žmonės išsiskirstė po šventų mišių ir išėjo balsuoti stojimo į Europos Sąjungą. Ir nuo Dieveniškių galėsim laisvai keliauti iki Romos net, ar iki Madrido, ar iki Lisabonos, ar iki Atenų, ar čia iki Londono. Ir dar lengviau nukeliausiu negu čia į Geranainis, kur 10 km tik tai, kadangi ten yra kitos sistemos valstybė. Ir pradėti galvoti,
O kaipgi žmonės jausis, būdami toje Europos Sąjungoje, kaime, provincijoje, kaip galės konkuruotas, turi 2 karvutes ar 3, ar net ir 1, kaip galės konkuruoti su tais, kurie 100 ar 1000 hektarų turi ir fermas modernes. Šitokiu būdu galės išnykti. Juk kiek čia, ar ne 400 ar 500 milijonų kažką žmonių bus. Ką čia reiškia, kiek čia yra 1000, porą tūkstančių žmonių. Tuose 100 milijonų minioje, jeigu visi surinktų, jie kartu ir... Bet jie kultūringai, žiūrėkite, nesistumdydami, vienas kitą pagerbdami ir nesumindžiotų nei šitų mūsų mažo būrelio. Man atrodo, kad Europa kultūringa yra, nuo amžių visi skaitos, kad neša kultūrą. Niekur Lietuvoje nėra taip arti sienos bažnyčios kaip Norviliškėse. Jeigu pirmoji bažnyčios jau pastatyta prieš kelis šimtus metų, gal 400 metų kokį bus. Norviliškių piliakalnių žvelgiant, ten labai gili istorija. Ten yra sakoma, kad kelias ėjo net į Vilnių, nuo Naugarduko net, jau senoji prieš kelis šimtus metų. Šia didesnė Lietuva kaip Žemaitija. Tai kasgi yra arčiau, ar Dieveniškės iki Vilniaus ar Žemaitija. Jeigu iki Vilniaus tik valanda kelio. Štai aplinkui, jeigu nuo Norviliškių imti, štai mes ant Norviliškių kalnelių stovėdami, matom Geranainis, tą pusę, į kitą pusę, jeigu tiesiai apie 12 km Alšėnai, taigi Alšėnų kunigaikštystė buvusi. Dar truputį toliau, ten irgi ne per toliausiai, Krėva. Taigi mūsų kunigaikščiai ten buvo, o truputį toliau 30 viršum kilometrų, 40 apvalinus, Lydos pilis, dar truputį pavažiavus, Naugarduko visai netoli. Auksų vertės, tas Dieveniškių pusiasalis, galim sakyti stebuklingai išlikęs, prilipęs, prisikabinęs prie didžiosios Lietuvos. Pan Ašmontas. Ašmont, tak. Ašmont familija. A теперь Сенкевич, так? Ага. Литовское происхождение, правда? Нет, польское. Да где-то Ашмонтас, но. У нас министр был Ашмонтас, но. Литовец, но. Я не ведаю, я в Варшаве родился. Ну, не важно, не Варшава литовец была. Ну, заспевает Катюшка по-литовски. А я не хотів кажуть, у Вільнюсі родився. Умеешь по-литовски, заспевай Катюшу, но. Можна. Ну, один пункт, но. Ну. Летувати він не мусив туди вір'ям жема. І справити стало сонустості треба самі. А tego taule Lietuvo, tam sunus prašali nas vardantos Lietuvos mūsų žingsnių stalydai. Va. Antanas Ašmetonas. Vinsas Kudirka. Поэт, ну. Va. Гимн знаете даже, ну. Ну, меня в Вильнюсе учили, так я можу знати. Так, я сам справа. А зараз ці большевики кажуть, видали документ і ніякої нації не уставили. Бо я покажу. Прочитаєте? А і тут, у этом в паспорті.
Ніякої нації нема. Сінкевич Іван. Ми ще білорус перехрестили. Дата народження, особисті, місце народження. Ніхто. Чоловік тільки. Хто? Мосігети. Лукашенко видає. Ну, я їду клятву на дорожі, до чого похліб, я то не. Ей пускають в Америку, но знаєш, не дойдет. Так меня не пускали, мне тоже не 10 лет пограничник. Пойти бабушка в Америку, это сколько? Понесла. Воєнний Альвен А посміяв. я могу машиной поехать. Марія. Я перша молода на мотоцикле. Я Мария, święciausia Lelia, tu świeci auksaj Andangans, Palengvink Vergia, Pagelbėk žmonės, išgelbėk nuo priešo baisaus. Nes klystantys žmonės maldavė malonės Marija.